Sveiki, šiandien aš jums pasiūlysiu pasižiūrėti filmuką apie medienos pjaustymą įkaitinta nichromo viela. Taip pat supažindinsiu, iš ko susideda aparatas, parodysiu pirmus žingsnius, kaip dirbti. Taip pat aptarsim saugumo techniką. Taigi, dabar mes matome elektros schemą aparato. Toliau mes matom patį aparatą. Štai transformatorius 220 V ant 36 V. Mano atveju panaudotas suvirinimo aparato kempas transformatorius. Matom dimerį, tai yra šviesos reguliatorius, apšvietimo reguliatorius su išjungimo funkcija. Yra įmontuota priekiniam paneliai. Taip pat mes matome laidus išėjimo, kurių vienam gale yra rankena, o kita rankena yra su išjungimo mygtuku. Matom nichromo vielas, kurios yra 0,35 mm. Galima naudoti ir plonesnę smulkesniem darbam, storesniem darbam naudoju 0,5 mm. Dar galima naudoti ir 0,6. Čia matom svarelius, kurių prireiks. Dabar kas liečia saugumo techniką. Kadangi dirbu ant metalinio darbastalio, pas mane jis yra įžemintas. Taip pat reikalinga oro ventiliacija. Pas mane apačioje yra oro įtraukimo ventiliatorius. Taip pat reikia, kad būtų gesintuvas, ištraukimo ventiliacija oro. Taip pat reikia naudoti akinius. Respiratorius nėra būtinas dalykas, jeigu gera ventiliacija. Kai matot, mano ventiliacija yra taip įrengta. Taigi pradedam. Įsijungiau aparatą, ventiliaciją ir dabar pradedam deginti. Pakabinau svorį, kad būtų įtempta viela ir nelakstytų va taip po visus galus, kad nelakstytų apačia. Turi būti stačiai. Viela stačiai turi būti, mūsų gaminys turi būti lygiagretus paviršiui. Taigi jungiam ir pradedam darbą. Viela, kai matot, yra įkaita, neskubėdami važiuojam per visą vielos ilgį. Ir pjaunam pagal, kaip. Kai matom, vėlą tai vedu, o kada reikia jau prieinam posūkį, sustojam tiesiai, kad būtų. Ir tada važiuojam toliau. Važiuojam. Apačioj vėl dėjom, palaukiam, kada susilygina ir važiuojam toliau. Neskubėdami, kad nevingiuotų apačioj per visą ilgį vielos.
Va, ir pjaunas gražiai. Vėl sustojam ir pradedam važiuoti toliau. Lyjam, sustojam, įsilygino ir važiuojam. Taigi išpjovimo forma. Va, kaip gražiai atrodo dabar viskas. Žiūrim. Va, koks gražus raštas. Bandykit patys dabar. Kitą kartą darysim daugiau. Pamokinsiu daugiau visokių kaip pjaustymų būdų. Kol kas iki.